Lukiškių mikrorajonas, urbanistinis peizažas dominuoja tik betonas. Ankstyvės rytas žmonės dirba darbose, tik mažas berniukas vienas liko namuose. Sulaukė progos, kol darbę mama ir tėtis iš virtuvės pasiėmė seną aukštą taburetę. Jie nuneša į kambarį prieš veidrodį pastato, jis naudojasi tą progą, kad jo nieks nemato. Iš sekcijos paėmęs lauko teniso raketę, mažom kojytėm užlipa jis ant taburetės, jis mažom rankutėm per raketę brauko ir nereikia jam draugų, nereikia eiti į lauką. Jis dainuoja savo dainą, savos kūrybos, tai dainuoja pranyksta metafizinės ribos. Jis dainuoja apie tai, ką jis mato per langą, kai tėvas dukrytė dubasinas už langą. Kaimynai jo negali gyventi be baliaus, triukšmo 10 balų pagal Richterio skalę. Jo kiemas tai džiunglės, turi savo taisyklės, ir jisai yra tas maudlis, kuris supranta jas. Jo dainos jam yra didžiausias ginklas už mūvį, žodžius jisai naudoja kaip kontrolinį šūvį. Jis dainuoja ir jis jaučia, kad jo klauso milijonai ir gerbėjai nuo jo atsakyk, kad jie nuo valerijono. Jis jaučias dainininkas, prie kurio gerbėjai limpa, taburetė jam yra jo karjeros olimpas. Bet skambutis į duris, iš darbo grįžta tėtis ir vėl žemyn galva krenta jis nuo taburetės. Jis mokėsi mokykloj, bet ne per geriausiai, 2 metai mokykloj buvo patys sunkiausi. Mėgstamiausia pamoka jam buvo kūno kultūra, iš treningų pasiūlo savo sceninį kostiumą. Ir dabar atėjo laikas atversti visas kortas, jūs supratote teisingai, tas maudlis esu aš. Aš scenos huliganas, apsitorčinęs truputį ir dėl to kuriu dainas pagal durų skambutį. Ir vienintelis dalykas, kuris iškisa mane, kad visas mano dainas žmonės supranta tik Kaune. Aš galiu surinkti arba Kauno Žalgirio areną ir galiu ten padaryti koncertą atsieną. Klaipėdoj surinkęs pilną vasaros estradą, demonstruoju ten didžiausią superlazerių paradą. O Vilniuje koncertų nedarysiu visiškai, nes arenas Vilniuje valdo banditai ir vagiai. Aš pats beveik vagis ir kaip iš kokios nagus aš nufyrinau dainą iš Mamontovo Andriaus. Nufyrinčiau ir dar tam tikrai nereik preteksto, bet yra viena bėda, jo dainuose daug teksto. Pas mane teksto nedaug, jis turi šaut kaip iš patranko žodžių, turi būt kiek pirštų ant rezotoje rankos. Daug dainuoju apie orą ir jums kilo idėja, kad tikriausiai dainų žodžius rašo naglį šuje. Bet tai nėra teisybė, aš pats rašau dainas, tik prodiuseris ištaiso man gramatinės klaidas. Ir gaunasi vėl naujas super mega turbo hitas, kurį marozai garsus ir tik mėgsta klausytis. Aš neturiu balso, nepataikau į toną, aš mėgstu į žiūrovus paleisti mikrofoną. Aš labai mėgstu mušti su sąlyga viena, kad prieš mane kovoti turi kokia nors mergina. Ir jeigu mum besimušant į visą laiką gulėtų, tada tikrai turėčiau šansų ją nugalėti. Ir tėvai ir draugai tai nežiūri į tai, ir jie nekartą man sakydavo nejuokais, kol tu tapsi žvaigždę pasaulinio dydžio. Mum jau už 100 metų ir mes tiksim paralyžių.